Tęsime mūsų videoblogų Zenono ir Felikso žvejybą. Ankstyvas rytas, poliarinis rytas, beveik Lietuva. Meškerės užmestos. Matome, kaip juda meškerykočio galas. Žvejyba prasidėjo labai nuostabi ryte, lengvu atsikėlimu, valanda miego. Ir mes jau valtį. Papasakosiu šiek tiek apie techniką, ką mes šį rytą naudosime. Tai yra vadinama šėryklėlė arba karmuškė lietuviškai. Yra 30 numerio, tai minėjau tie numeriai, ką reiškia jau praeitoje mūsų laidoje, kad 30 žuvų per valandą. Greitis toks jos veikimo yra. Tiesiog mes ją paimam, kabiname ant valo per kilpą. Gali būtinai naudoti tik tai monoflamentinį valą, tik tai tas ir nestoresnį negu 0,09 mm. Tada tik mes pajausime per kotą, kaip jis duoda žuvies kibimą. Taigi užkabiname jį, būtinai tuščią. Traukiam, kadangi jis yra dviejų krypčių, tai žuvis gali įlysti ir pro čia, ir pro čia. Ir tiesiog pelekai stringa šituose kvadratėliuose. Tai ir bandysim šiandien jums parodyti, ar mums pasiseks pagauti ar ne. Tai matom, vienas meškerio kotas jau nelabai juda, ko gero bus žuvis ir gana stambi, o kitas kotas dar dreba, bet pradeda drebėti nelygiai. Tai va. Kol kas tiek rytų naujienų. Susitiksim sekančiam videoblogį. Nežinau, nedėlos.